Mutual Learning projekto aš supratau, jog tai buvo vienas iš svarbiausių mano tobulėjimo etapų, dėl to, kad jo metu aš pirmą kartą supratau, jog galiu visiškai pilnai išreikšti net ir pačias beprotiškiausias ir giliausiai glūdinčias savo idėjas ir mintis. Po ML projekto, nežinau, tiesiog kažkaip buvo labai keistas jausmas apėmęs, kad argi viskas jau galėjo pasibaigti, ypač po uždaromojo renginio, nes kol tiesiog buvau savo grupelėje, nesuvokiau, kiek yra daug žmonių šitam projekte, kokias skirtingos jie pasėmė disciplinas ir kiek skirtingai visko veikia. Kol netėjau tą uždaromąjį renginį, kur susirinko beveik visi moksleiviai ML-o. Ir tada toks apėmė labai keistas jausmas, tai kodėl mes negalėjome anksčiau visi susitikti, galbūt tada, kažkaip visi kartu dar pabendravę projekto metu, ne visi disciplinose, tačiau labai džiaugiuosi ir lankiau projektų valdymą ir dabar šią vasarą dirbu projekto vadovę. Blemba žiauriai geras. Labai padėjo save pažinti taip iš vidaus. Tai buvo vienas iš projektų, kuris labai padėjo toliau keliauti ir dar dabar labai daug to, ką išmokau iš ML-o. Tam tikrų paskaitų vis dar naudoju ir tikrai tai pasiteisina ir tikrai tai veikia. Ko nesitikėjau, kad bus taip įdomu ir taip smagu. Po to supratom, kad reikia dar kažką po to paveikti. Tai kaip ir visą laiką Rokas atviras sako, tai veikiam, ką jūs paprastai veikite, tipo savo laisvo metu. Ir šovė mums idėją eiti į barą. Ir to pačiu jis dar pasiėmė savo merginą ir jinai tokia pati nurauta ir tikrai įdomus žmogus. Ir mes eidami link baro užsukom į ikiuką, kad nors užkas pasiimti. Ir paėmėm ledų, tokį litrą ar porą litrų. Ir po to, kai nuėjom į barą, tiesiog ramiai atsisėdom ant stalo, ištraukėm ledus ir kiekvienas po, gal žinai, ten vieną kąsnį paima, po to pasikeičia šaukšteliu ir kitas pradeda valgyti. Ir visi, taip žinai, aplinkiniai žiūri, mes susirinkom, kad į barą valgyti ledų. Tai buvo šiaip linksmai žiūri. Jisai duoda labai daug galimybių, jisai to leidžia visai kitaip pamatyti save, sužinoti, kaip tu gali. Galbūt tas toks lengvas bendravimas, kad bendrauti su visais moksleiviais ir mentoriais nereikia kažkokių ypatingų gebėjimų ar dar kažko, tiesiog ateini ir visi tave labai šiltai priima. Šitam projekte yra žmonės labai įvairūs. Pati tai pastebėjau, kadangi į grupę ateina ir tokių žmonių, kurie jau žino maždaug, kas tai yra visuomeninė veikla arba veiklumas, bet yra ir tokių, kurie ateina nežinodami, ko čia ateina. Ir yra tokie, kurie iš tų kurie nežino, kur ateina, jie yra, kurie išlieka, tada labai apsidžiaugia ir susidomi tokia veikla. Ir yra tokių, kurie tiesiog atkrenta, supratę, kad galbūt ne čia jiems. Tokie projektai skatina jaunimo veiklumą, taip pat skatina jų savęs pažinimą ir tobulėjimą, kas savaime atneša naudą tiek pačiam jaunimui, tiek viskam, kas yra aplink juos, nes jie tą naudą perneša į išorę. ML-as yra ta veikla, kuri galėtų būti aukščiau mokyklos, manau, tam tikrą prasme, nes tai, kas vyksta čia, yra tam tikrą prasme alternatyvus mokymas. Ir labai keista, kad yra tas žodis alternatyvus, nes būtent ML-as yra ta mokykla, kuri, manau, turėtų būti kiekvieną dieną jaunam žmogui.